Okay, tai tu gali pradėti iš naujo. Iš naujo. Yeah, Dar nu, tai kartą davai. pasisveikinam. Nu, tai iš naujo mes jau kokią trečią kartą sveikinamės. Tai abiem mums iš tikrųjų pirmas kartas, o taip tiesiog pirmą kartą susipažinti, bendrauti kartu ir dar bendrauti prieš kamerą. Bet viskas prasidėjo nuo to, kad Gvidas užmatė kažkaip mano vlogus, kaip ten užmatė mane. ir man parašė, kad būtų smagu visai kartu susitikti ir pasidaryti kokią treniruotę. Tai aš stebėjau, kaip Gvidas dirba, kokiu kontentu dalinasi ir man labai patiko, kaip Gvidas treniruoja žmonės, kaip empatiškai bendrauja su jais ir pagalvojau, būtų labai geras vaibas kartu pamėginti, pasportuoti, pasitreniruoti, tą progą ir atvykti į Vilnių, išmėginti naują salę. Tai manau, išmėginsime šiandien, kaip ir Gvidas pasiūlė, sėdmenų ir kojų treniruotę, o man, kaip matot, labai trūksta kojų. Tai aš galvoju, pradėsim blogą nuo to, kad prisistatys Gvidas trumpai, kad žinotumėt, kas per žmogus čia su manim sportuoja, tai jaunas, perspektyvus šiuo metu treneris, ne? Tai kaip tavo prasidėjo visas šis sporto kelias, gal trumpai papasakotum? Interviu kaip žurnalistas paėjau. Sveiki. Sveiki, čia Gvidas. Ja. Tai mano sporto kelias taip maždaug prasidėjo gal, kai buvau 11 metų, šiuo metu man 21. Tai... Paskui gal prie tos temos perėsim, jisai varė, kad aš irgi jaunesnis, bet kai pasakiau, kad man toj bam už toj, nebesvaiks. Kiek atrodo, kad man yra? Šiaip visai subrendęs atrodai, bet neduočiau tau 30, bet neduočiau ir 21, gal in between tokį 25, 26, toks solid toks ir pasportavęs viską. Bet paskui apie tai klausimų. Tai pradėjau sportuoti būdamas maždaug 11 metų ir sportavau taip on and off. Ir sportuodamas tame pačiam pirmam sporto klube patiko visą tą atmosferą ir tas treneris, kuriuo aš treniruodavaus, kuris dirba tam sporto klube kaip owneris, jis mane ir mano draugą pastebėjo, atsimenu. Ir jis mums pasiūlė sudalyvauti varžybose pirmą kartą. Tavas yra kultūrizmo? Ne, štangos spaudimo. Štangos spaudimo. Ja. Jau tarp kitko, noriu įsiterpti, aš mačiau tavo vieną istoriją, kur tu paspaudai 100 šiamą, nepaspaudai? Jo. Ta prasme, aš gyvenime tiek nesu įspaudęs, aišku, nebandžiau, bet... Suguma šiek tiek yra lengviau apačioje, nes duoda tą tokį sprogimą, bet šiaip geriausias mano varžybinis rekordas buvo, tuo metu man buvo 16 metų, 100 kiam. Wow, 16 metų 100 kiam. Jo, ir ten buvo mano paskutinės varžybos ir po varžybų supratau, kad nebenoriu. Gerai. Buvo per sunkus kelias, biškai, ne? Jo, labai neverta. Labai neverta. Jo. Labai viskas skaudėjo, jau 16 metų man jau viskas skaudėjo, žinai, ir aš pagalvojau, kad sportas nėra apie tai, kad viską tau skaudėtų, žinai, tu atsikeli ryte ir tau reikia pusę valandos, kol tu prasijudini, kol kūnas grįžta į vietą, kad tu galėtum gerai jaustis. Tai pagalvojau, kad čia ne tas kelias, kuriuo noriu eiti. Ja. Tai žodžiu, jo, ir sudalyvavom varžybose ir labai bijau, atsimenu pirmą kartą, bet treneris kažkaip šiaip netaip sumokėjo ten už viską, aš dar atmazinau, sakau, kad neturiu pinigų, sakau, net neturiu pinigų važiuoti. Sako, tai aš tau viską sumokėsiu ir jau net nebėra kur dingti. Tai žodžiu, nuvažiavom ir aš laimėjau ten pirmą vietą, atsimenu. Tai jau visas, žinai, viskas į viršų sukėlė ir galvoju, viskas, važiuojam. Taip ir prasidėjo, gal kokius 2-3 metus taip non-stopų dalyvavau, visai neblogai sekęs. Ir jo, tada nustojau, išvykau į Klaipėdą. Tenais mokiau, studijavau. Mano gimtasis kraštas. Jo, tai klaipėdėtis? Jo, aš į Kauną tarp kitko atvykau dėl studijų. Tai... Okay. Ja. Tai va, ir Klaipėdoj studijavau, mokiaus. Ir tenais pradėjau sportuoti taip pat, sporto klube. Ir tenais jau pradėjau vienas pats treniruotis, kadangi jau išvažiavau iš savo Mažeikių krašto, išvažiavau į Pajūrį, reikėjo kažkaip pačiam ieškoti šaltinių, kaip reikia treniruotis, didinti jėgą, didinti raumenis ir blablabla. Tai kažkaip šiaip ne taip, mažai žingsneliais eksperimentuodamas ant savęs, po truputį. Įsivažiavau. Aš irgi taip pat
seminarus, mokymus jas, vis dar einu, ta prasme, čia sritis, turbūt visose sritise taip, bet ypač šitoj dirbant su žmogum, aš, pavyzdžiui, asmeniškai jaučiu didelę atsakomybę prie žmogų, kad jisai jaustųsi gerai, pasiektų rezultatą, neturėtų skausmų. Tai vis tiek reikia viską tęsti, mokytis ir labai būna smagu pabendrauti su įvairiais žmonėm, kurie šitoj srity dirba, nes vis tiek kiekvienas turime skirtingą tą patirtį, ne? Vis tiek tu savo praėjai kelią gyvenimo, aš savo, mūsų yra visai skirtingi keliai. Ką mes mokėmės, ta prasme, jis mokės pas vieną mokytą, aš pas kitą mokytojų yra begalė pasaulyje, kiekvienas turi savo mąstymo būdą, kas už kokią teoriją ir panašiai, praktiką ir mes atrenkamės tas žinias ir paskui pritaikom ant žmonių. Tai aš manau, kad čia niekad nebus tos vietos gyvenime, kur tu manysi, kad va, viską moku. Nes aš esu girdėjęs gerą pasakymą, kad jeigu tu manai, kad tu jau viską mokė, tai tu jau sustoji tobulėti ir tu nebetobulėsi. O kažkas kitas, kas yra alkanesnis, jis visada, žinai, rink žinias, jisai bandysis ant savęs, nes čia irgi nėra blogai eiti kelią ir pačiam pamėginti pratimus, kampus, aš irgi būna paeksperimentuoju kartais pats, tam, kad pajaustų, žinot, kur kas kaip veikia, jaučiasi ir kai žmogus daro pratimą, jeigu jam neišeina, ką jam galėčiau patarti arba ką jis į tuo metu jaučia, žinai. Jo. Tai va, tai, o tu dabar mokinaisi, minėjai Australijoje, ne? Jo, aš dabar realiai prieš mėnesį su pusę grįžau iš Australijos tik tais ir iš karto grįžęs į Lietuvą įsidarbinau čia, kaip jau treneriu. Ir čia realiai yra toksai pirmas kartas, kaip iš tikrųjų dirbu treneriu. Prieš tai vesdavau treniruotės online, dar prieš tai teko dirbti Palangoje sporto klube Kopa. Čia tas naujas sporto klubas. Ten coach Justinas dirba, ne? Jo, tas pats. Tai va, ir ten teko dirbti labai trumpam laikui, ten porai mėnesių. Ir va čia dabar yra realiai tas pirmas kartas, kaip iš tikrųjų dirbu treneriu. Tai labai, labai įdomu, nes negalvau, kad susidursiu su tokiam problemom, su kokiam dabar, tarkim, susiduriu. Ir nes negalvau, kad tai iš viso kartu eina su šitu darbu, žinai. Jo. Tai jo, bet prie to paties labai ir įdomu. Geras. Patinka, tikrai patinka ir tas visas dalykas, kai tu gali, va tarkim su tavimi, ne, man iš viso tokia kilo mintis, aš tiesiog atsimenu, gulėjau lovai ir aš galvoju, nu ką čia reikėtų pakviesti, žinai, kur čia reikėtų įlysti, ką čia reikėtų padaryti. Ir prisiminiau tave ir aš galvoju, prisiminiau, kad tu daug keli įdomų kontentą, jokingą kontentą ir aš galvoju, nu tu tikrai būtum open varyti ir nufilmuoti kažką su manim. Ir taip galvoju, parašysiu, ir, nes netrodai... Smagu, kad taip. Žinai, netrodai tas čiūvas, kuris... Susikausęs. Jo, kuris atrodo susikausęs, arba, žinai, galvoju vien tik raumenis. Žinai, kur mes čia rūbinį ką tik kalbėjom. Nu, netrodai toks. Atrodai labai toks plataus mąstymo žmogus. Tai va. Geras, malonu. O šiaip, kiek tu dabar čia laiko dirbi? Nu, apie mėnesį laiko. Mėnesį, nes šią salę, tai mes čia dviesi esam, aš tikrai tikėjausi, kad ateisim, čia bus žmogus čia, tai toks jau buvau nusiteikęs, kaip čia bus, kaip čia kas. Bet šiaip turiu kitko labai irgi, kaip ir buvau paminėjęs apie tave, kad matosi iš tavo Instagramo, kaip tu dirbi, ką keli iš kontento, kad esi toks nuoširdus žmogus, kad žmonės labai kreipi dėmesį viską. Tai jau tas vaibas labai jaučiasi, tarp kito, kad toks labai įsiklausantis, bendraujantis ir nėra jokios įtampos, gali atsipalaiduoti. Tai va, jeigu Vilniuje ieškosi trenerio, tai nes dažnai žmonės irgi ką atsižvelgia, tarp kitko. Jie dažnai atsižvelgia ne tik tai, kad kiek tu žinai, bet ir koks tu žmogus esi, nes jeigu tu ateisi, kaip žinai, kariuomeniai, nu pasiruoš dabar, žinai, čia tik višta ryžiai, tas, ir tu toks, žinai, visus susikaustęs. Ir savaitgalį biškį ten barbekiu kokį, žinai, festą padarysi, grįžę, nu tai kaip savaitgalį, ką valgiai toks. Jo. Čia sakys, kad šašlo biškį ten piragėlė buvo, ar ne, žinai. O šiaip aš manau, kad čia aiškus labai jau plėstis nenoriu smarkiai, bet manau, kad taip neturėtų būti su treneriais. Aiškus gerai yra, kai sportininkas siekia sportinio pasiekimų, žinai, bet kai žmogus tiesiog nori būti sveikas, atrodyti gerai, funkcionuoti, nejausti skausmų ir būti stiprus, aš manau, nėra būtina jo taip svarkiai varžyti ir ten kaip karibuką, žinai, statyti, reikiuoti ir ten važiuojam. Jo, aš čia atsimenu, atėjo mano gal kokia trečioji arba ketvirtoji klientė buvo, jinai atėjo ir jinai turėjo experience, turėjo patirtį su kitu treneriu dirbant ir jinai tokia, sako, aš nueidavau tenais
nueidavau sportuoti ir jausdavau, kad tenais nueinu kaip ir kokias trojkės dirbti. Trojkės, nu jo. Aš atvarau dirbti. Ir sako, jis kaip treneris, jis turėjo patirties visą kitą, žinai, jis tikrai geras treneris. Bet sako, vien ta idėja, kad aš tenais einu dirbti, jau 8 valandas dirbu, žinai, sako, aš nenoriu ten eiti. Tai, ką tu sakai, aš visiškai suprantu. Ir klientai, didžioji dalis klientų, su kuriais esu kalbėjęs, 99% tą patį sako. Ir su žmonėm, su savo žmonėm, kai kalbu, irgi visi sako tą patį. Visiems reikia, žinai, vaibo. Jiems reikia geros nuotaikos, geros atmosferos. Ir vakar kaip tik turėjau pokalbį su žmogum. Ir sako, jeigu žmogus pas tave ateina, nu tarkim, dirbi su disbalansais. Ir pas tave jis ateina visas, nu tarkim, kreivas, šleivas, žinai, bloga laikysena, pečiai sukritę į priekį. Tiesiog žmogus nesijaučia gražiai. Tai tu galvoji, ar jis eis pas tave, kai tu ateini pas jį ir jis tau, žinai, toks stovi visas, nu ką čia, Tu net nenorėsi jam, žinai, ir atsiskleis, nenorėsi išpasakoti viską iki galo, taip kaip tu jauties, nenorėsi, tau neišeis tiesiog gerai jaustis prie jo. Ir neišeis darbas. Žinai, tu nepasieksi rezultatų. Tarpusavio ryšio tokio nėra. Nepasieksi rezultatų gerų. Tai aš taip kaip suprantu šitą darbą, tiesiog viskas turi eiti, žinai, per gerą ryšį ir tada per sunkų darbą. Tai kol kas, kiek aš šią mėnesį laiko dirbu, visi klientai turi rezultatą. Visi klientai, kurie, tarkim, atėjo su nugaros skausmais, kaklos skausmais, persitempę raumenys, nei vienas nebeturi. Nes ir tas darbas, jis net nėra sunkus. Žinai, tiesiog visi tie pratimai, jie yra labai paprasti, elementarūs, žmonės ateina pas mane, jie atsipalaiduoja, žinai, ir tada viskas labai gražiai susistato į vietas. Tai, jo. Jo, kartais problemos būna čia. Nebūtinai kūne, aišku, viskas yra surišta, tai, kaip sako, su psichosomatika labai yra susiję skausmai. Kaip ir ten pečių juostas, sakykime, gali būti susijus tiesiogiai su stresu. Tai va. Tai labai nesiplėsim irgi tos dalykus dar prieš einant sportuoti, nes turbūt kikina, ne, prie workoutą šiek tiek, nes šiaip jis negeria prie workoutą. Aš jam atvežiau šiek tiek, tai jau matau savo taip jau raudonuoja biškį. Man kojas netgi drebėt pradėjo. Tai žodžiu, labai neuždėlsim, eisim daryti kojų sėdmenų ir dar klausimėlis toks, mes esam be kėdų. Jo. Kodėl? Kodėl esam be kėdų? Aš šiaip pas mane nei vienas klientas nesportuoja su kėdais, labai esu už nesportuoti be kėdų, tiesiog duot laisvę pėdom, nes kaip ir pats manau supranti, kad šiais laikais žmonės nenešioja batų, kurie tiktų mūsų pėdom ir noriu sukurti savo klientam ir žmonėms, su kuriais sportuoju, tą galimybę, kad bent jau tą 1 valandą, žinai, jie pabūtų be batų, leistų pėdom atsipalaiduoti ir tiesiog pabūtų taip, kaip jos turėtų pabūti. Jo, nes avalynės yra labai mažai pritaikyta. Mums dabar yra atsiradusi, man atrodo, barefoot avalynė. Dar yra visokių kojinių, nes tarp ko irgi jau lenda informacijos daug, kad ir pati kojinė gali labai varžyti pėdą. Pavyzdžiui, sportinės kojinės, kur yra aptemptos per priekį. Jo, suspaudžia irgi neduoda pirštam tos laisvės. Nes realiai, jeigu pažiūrėjus, kaip kūdikis, kai gimsta, kokia jau būna pėdutė, dažnai būna laisva, pirštukai šalis. Ir paskui laikui bėgant yra labai daug pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, smailus, visokie ten lakierkus, visokias klasikiniai batukai, nekalbu apie aukštakulnius, ten dar blogiau, bet, nu, ir sportinių kėdų yra, kaip, pavyzdžiui, pakeltas kulnas žemyn eina, nu, labai daug galima čia analizuoti, bet irgi būna labai daug suspaustų ir tų vadinamų ir kauliukų išlindimų, tai dėl to labai gerai yra kartais išsimauti ir pabūti, jeigu ypač tokios galimybės yra sporto klube, aš kadangi mačiau, jog tu įmeti vis kontentą ir pastebėjau, kad be kėdų galvoju, gerai, reikės pasirinkti tokias kojines. Gal pažįstamas ženkliukas, biški, Naruto žiūrės? Nežiūrės, ne. Bet žodžiu, kas žiūrės anime, jeigu matysis, iš Naruto jau, nesakysiu, kas žiūri, žinosi. Aš esu jaučiu tas vaikas, kuris nežiūrėjo niekados anime dalykų, niekados nežiūrėdavo ir man nekabindavo, žinok. Ai, nekabindavo? Nei Dragon Ballas? Ne. Aš tai, kai Dragon Ballą žiūrėjau, tai tu žiūrėk tą dėklą mano. Ir su kiek žmonių teko bendrauti, 99% jie žiūrėjo, žinai, jie buvo dalis vaikystės, bet man kažkaip aš geriau žiūrėdavau Kempiniuką.
žinok, aš Nu, geriau... ten irgi humoro labai gerai, tai yra ten paverta. Aš pat kempiniuką pasižiūrėdavau prieš mokyklą, žinai, bet ten daug serijų nematęs. Tai va, gerai, lieksim sportuoti, nes Gvidas įsadės vietoj. Tai jau viskas. Jo. Gerai, nu tai ką, padarysim tempimą keturgalviui. Įeis į tokią poziciją ir dabar, jo, svarbu, kad galinė koja būtų vienoje linijoje su klubu, keliais ir pėda. Ir kiek vertini tempimą šitoj pozicijai iš 10 galiniai kojai, keturgalviui? Vienas, ne? Gerai, tai galim iš karto šiaip statyti, aš žinau, kad tau netemps, galim statyti priekinę koją. Kiek dabar? 8. Ok. Mano šitą koją, taip kitą perstampus yra, nes ką šiek žodžiu šukinėjau. Ir dabar šitoj pozicijoje aš įprastai tiesiog giliai pakvepuoju, leidžiu, kad tas raumuo tiesiog atslūgtų. Tai... Sorry, praeitas per nosį, ramiai. Padaryk 6 gilius įkvėpimus ir galim pakeisti koją. Ok. Kolonkė labai gerai. Tas kitko. Nu mes jau čia turim viską. Viskas čia yra įskaityta. O šitą koją, pavyzdžiui, daugiau. Gerai, šitą kelį šiek tiek į vidų dar. Išlygink vienoje linijoje, kad būtų va gerai. Okay. O, dabar gerai. Ok. Ir jeigu šitai kojai nėra toks tempimas, kaip buvo kairiai kojai, gali šiek tiek dubenį pastumti į priekį. Tai vadinasi, nugaros apačia šiek tiek plokštesnė. Ir vėl gilus įkvėpimai. Ok, nu ir dar vieną ratą prasukam. Tada pereinu prie side abs. Einu dažniausiai į šoninį planką ir viršui šiek tiek susirečiu iš apatinės pusės. Ir tiesiog giliai pakvepuoju toj pozicijai. Tai įprastai kaip tai atrodo. Kojas pastatau į 90, alkūnė, petys ir šonkaulį vienoje linijai. Svarbu, kad petys nebūtų per daug čia išvažiavęs, nes lauš petį, kai pakilsi į viršų. Tai pakyli ir čia viršui tiesiog bandai susiriesti. Ir dar ištiesiu šitą ranką, kad čia man įsitemptų šiek tiek. Ir dabar gilus įkvėpimas į šitą šonkaulių pusę. Ir... kai paleidžiu, pajaučiu šiek tiek, kaip susitraukia apačioje pilvo šoniniai raumenys. Ir dar šiek tiek atvesk dubenį, truputėlį. Jo, gerai. Jo, ir pakeičiam pusę. Kojas gali labiau gal pasakyti šitaip pat į 90, nes tau nuvedu šiek tiek toliau. Tu negauni to tokio susirietimo viršui. Pačiai pradžiai, gal kol išmoksi tą techniką, gal pagauni. Tai šitą vietą šonkaulis yra. Tas net platusis nugaros biškį varžo. Bet po to po kelių įkvėpimų jau laisvėja. Jo. Ok, galim dar vieną ratą prasukti. Atsigulsim. Į 90, gal tau reikės antro stepo. Pasimsiu kamuoliuką tarp kelių. Ir esminis dalykas šitam pratime yra tavo dubens pozicija. Tai aš noriu, kad tu kai atsigulsi, įprastai tavo nugaros apačia turėtų būti išriesta. Tai padarysim ją plokštesnę ir šiek tiek centimetrą prikelsim nuo žemės patį užpakalį. Ir dabar su kulnais spausim į stepą. O pėda bus plokščiai ant sienos. Ir dabar šitoj pozicijai tiesiog minimaliai paspausim su keliais į kamuoliuką. Bet spaudimas turėtų būti maždaug 3 iš 10, kojos neturėtų drebėti, turėtų būti labai chill. Ir tiesiog giliai pakvepuosim. Tai padarysim 6 įkvėpimus ir galėsim apsikeisti. Šitas pratimas kam tiksliai yra? Įjungsim savo dvigalvį raumenį, šiek tiek dubenį pastatysim, pastumsim šiek tiek į priekį, nes įprastai aš asmeniškai pas mane dubuo yra labiau pasviręs į priekį, tai aš jį šitam pratime stumiu atgal, suaktyvuoju tiesiog raumenyną aplink jį ir pratimo metu aš labai stabiliai jaučiu savo dubenį, ypač per kojas. Okay. Šitaip 9 laipsnių, ne? Jo, šiek tiek dar su užpakaliu pavažiuok link manęs, link stepo tiksliau, dar gali šiek tiek, stop, įsitiek dabar kamuoliuką. Ok, ir šiek tiek pėdas plačiau, kad būtų vienoje linijoje su keliais ir klubais. Va taip, jo. Ir dabar atsigulk, galvą padėk. Ir dabar dubenį pasuk į priekį. Ok, ir vos dar gali prikelt.
Stop. Ir dabar kulnais paspaudį į apačią, įsijungs dvi galvis. Ir dabar šitą vietą, vidinę pagalvėlę, tiesiog šiek tiek daug akcento spaudimo į sieną. Truputėlį, neperspausk. Ir dabar bus gilūs 6 įkvėpimai. Gerai. Įdomus dalykas, yra žmonių sakančių, kad prieš treniruotę negalima daryti tempimo, ne? Statinį. Yra. Tai va, aš irgi esu tokios nuomonės, kad kaip tai galima. Esi tokios nuomonės? Taip. Nice. Taip. O tu gal galėtum papasakoti, vis tiek šiandien būsi vedėjas. Kodėl galima, pavyzdžiui? Kodėl yra sakoma, kad negalima prieš treniruotę statinius, bet mes darom statinius? Jo, tai aš manau, kad statinius, kad tu galėtum atlikti statinius tempimus prieš svorių treniruotę, tu iš pradžių turi gerai ir tą raumenį apšildyti, kad tu galėtum gerai performinti tos visus pratimus. Tai jeigu to nedarytum, jeigu neįtum, tarkim, ant bėgtokio, neapšildytum savo kūno, nerekomenduočiau, tikrai nerekomenduočiau, bet tarkim, jeigu viską padarai, tai gali būti labai gera raumenų aktyvacija, raumuo tampa plastiškesnis. Šiaip raumuo labai gerai jaučiasi treniruotės metu, kai iš tikrųjų tu jį gerai pratempi ir jį suaktyvuoji. Tai aš statinius tempimus darau jau gal, nežinau, gal kokius 2 metus. Ir kad juos atlikčiau, aš pasiruošiu gerai ir man jie duoda labai labai daug naudos. Ir aš jaučiu, kad ir mano, tarkim, visas lower body mobilus, būtent dėl šitų tempimo pratimų ir aš jaučiu, kad jie tikrai teikia visą šitą naudą. Ir kiekvienas šitas tempimo pratimas turi progresiją, obviously, ir su kuria tu dar gali didinti tas visas amplitudės, kas veda prie geresnio mobilumo, taip? Taip. Tai vat. Geresnis mobilumas mums visada padės atlikti geriau judesį, pilnesnė amplitudai ir jį sustiprinti. Taip pat vien dėl to irgi. Ir aš dar pridėčiau, kad dažnai žmonės, kas dirba ypač sėdimo darbą, nekalbėsim apie kitas sritis, nes ten irgi yra visokių niuansų su disbalansais, tai ateina į treniruočių salę ir jie būna nuo sėdėjimo po 8 kokių valandų, sakykime, apstingę. Ir jiems reikia tos sutrumpėjusius raumenis bent jau ištempti, kad jie turėtų tas amplitudės, nes jie neturės amplitudžių, jie bandys atlikti, tarkim, kokį pritūpimą, kurie maks ten sėdi iki 90, sakykime, 90 laipsnių tik sėdžiu, o pritūpimas reikalaus tūpti žemiau nei 90 laipsnių. Jo. Tai jau mums reikės tos raumenis, kurie yra sutrumpėję, ištempti ir kurie yra silpni, suaktyvinti tam, kad paskui treniruotės metu galėtume atlikinėti tą pratimą. Tai vat man kai pradėjau rodyti šitos pratimus, labai iškart pradėjo patikti. Aš neskau, dinamika irgi liuks, viskas tvarkoja. Aš dinaminių tempimų nedarau, dinaminio apšilimo nedarau, nes mano treniruočių fokusas yra svorių kelnojimas, jis įprastai būna sunkus ir aš jaučiu, kad po dinaminio apšilimo mano raumenys nesiaktyvuoja taip, kaip galėtų aktyvuotis. Ir treniruočių metu aš jaučiu, kad ir tie sąnariai, žinai, nėra tokie prajudėję ir šiaip tas raumuo nesijaučia taip gerai, kaip galėtų jaustis, o tarkim, po tempimo statiniu. Jo, tai va. Nice. Ok, dabar sekantis pratimas. Prasitempsim patį dvigalvį dabar. Tai labai paprastas tempimas. Atsistosi į tokią poziciją, pėdos, keliai ir klubai vienoje linijoje ir dabar vieną koją padėsi šiek tiek į priekį, kad priekinės kojos kulnas susilygintų su galinės kojos pėdos pirštais. Ir dabar tiesiog labai lengvai stumsi užpakalį atgal ir kūno svorį realiai permesi ant šitos kojos kulno ir tokiai pozicijai pakvepuosi. Padarysi gilius 6 įkvėpimus ir jeigu kai pradėsi jaust, kad slūgsta, gali šiek tiek stipriau paspausti ir tada pakeisti koją. Okay. Jo, ir dabar tiesiog stumk užpakalį atgal. Šitą koją gali sulinkti per kelią. O, jau yra, ne? Jeigu trūksta šiek tiek tempimo, tiesiog pačią pėdą gali aukščiau prikelt ir pats sąmoningai tiesiog savo kūno svorį spausk į kulną, permes svorį į kulną ir turėtų iš karto padidėti tempimas. Okay. Tai vėl su tokiais tempimais neturėtum forsinti, neturėtum iš karto eiti, kur tempimas būtų maždaug 8 iš 10. Iš pradžių rekomenduočiau 4 iš 10 ir po truputėlį kvėpuot. Jau, kai pradedi jaust, kad atslūgsta, tiesiog didini ir galiausiai iki kol atslūgsta. Jaučiu po šitą vlogą,
Aš irgi pradėsiu vloginti. Norėjau klausti. Šiaip, ta prasme, jis yra mano liste. Šitas dalykas yra mano liste, bet aš tiesiog... Būtų labai gerai. Būtų labai gerai. Tai kokį principą... Vakar, tarp kitko, savo YouTube'e aš anksčiau filmuodavau, kaip žaidžiu Counter-Strike'ą. Ir tiesiog buvau sukėlęs kelis rekordus į savo kanalą ir vakar viską užhaidinau, nes, nu, toks, žinai, new page. Tai... Geras. Bet aš žaisdavau ne Go, o vien 6. Tai žodžiu. Šiaip tarp kitko, prie temos irgi mes, čia toks aiškus turėjo būti loj gal biški, bet mes su draugė kursimės bendrą channelį ir kursim travel vlogus visokius. Ir kadangi mes tokie, nu, kaip sakau, panašus labai, skirtingi, bet ir panašus, bet labai sutampa mūsų hobiai, viskas, tai sakom, gal kartais pastryminsim, bet po poros vlogą tokį turėsim, žinai, ir... O tai jūs daug keliaujate, ne, aš kaip suprantu? Kažkaip, aš šiaip toks pats iš savęs nesu labai keliaujantis, bet draugė išjudino mane. Žiūri, kad patinka, ne? Labai gerai, kad išjudino jo, nes gyvenime vis tiek reikia žmogus, kuris biškutį duotų tai, ko tu gal vienas pats savo nesuteiki, žinai, nes gal vis tiek, žinai, kaip kiti būna, neturi su keliauti, tai vieni keliauja, ten turi save peržvelgti, čia sako, važiuojam, gerai, žinai. Tai jo, mes kadangi daugiau šiek tiek keliaujantis esam, tai galvojam, kodėl to viso neįamžinus. Ne dėl to, kad tik surinktos viewsus ir panašiai, kas irgi būtų visai fun, bet turėti ir dėl savęs tokį channelį prisiminimai, kad va čia mūsų momentai atsimeni prieš 6 metus, kai buvom tenais, atsisakai įsijungti kažkam parodė. Ir jinai labai mėgsta, tos turi labai daug susieditinus visokių vlogų, bet tokius, žinai, filmukus trumpus. Sakau, tai darom, sakau, fainai būtų, visai, žinai, tas akimirkas susifilmuotam, kai būna kartais važiuoju mašiną, atsimeni, kai žaidam su kortom tą vakarą, jo. O iš tikrųjų galėjom tiesiog pastatyti kamerą, pažaisti, įsiamžinti, žinai, ir būtų buvę smagu pasižiūrėti, nes kartais tokių būna nurautų akimirkų, kur ten tiesiog lūžti, žinai. Jo. Tiesiog kortos, kur būna su klausimais ten... koks ten yra tavo nemėgstamiausias, ten, žinai, momentas gyvenime, ten, nu, ten kalbėsi paskui, žinai, fan tokie dalykai, nu, žodžiu, tai gali būti, kad greitų metų bus. Nice. Gerai. Jo, tai skatinu tikrai, kur vlogus, tai ir galėsi, tarp kitko, paskui į savo channelį įsimesti pirmą pas mane svečius atvarysi. Man atrodo, kad čia kelių savaičių bėga reikalas. Aš taip įsivaizduoju, man čia tiesiog reikia ateiti, savaitgalį pasportuoti, įsijungti ir viskas, ir tiesiog sportuoti. Tai čia aš viską turiu, žinai, ko man reikia. Tik tais beliko paspausti mygtuką ir rekordą. Jo, reikia parodyti tą ir kitą pusę, žinai, sporto, ir kad tokie specialistai kaip tu išlystų ir būtų matomi ir skleistų žinią, informaciją, kuri yra iš tikrųjų nemelaginga. Jo. Tai va. Ok, gerai. Tai kadangi mūsų hiptrasas yra užimtas, aš galvoju, leidžiu tau pasirinkti. Nori pradėti nuo leg extensiono ar split squatų? Split squatų. Ok. Nu ką, bandom išsisukinėti koją. Nukirto. Gerai, užpakalį pavyko... Nerealiai ta prasme. Nerealiai, ne? Kaip paaiškino, ne? Viską išsamiai, kaip jaučia žmogus. Wow. Tokią paaiškinimą jaučiu net nesu girdėjęs. Galim šiaip iš tikrųjų padaryti po 10 kg. Visas keturgalvis.